Šeštadienio vakarą vilniečius nustebino didelės spūstis. Nesuprato, kas vyksta. 21 valandą Litexpo vyko Night Riders Public sezono atidarymas. Sveiki visi, mėlėjai žiūrovai, iš tikrųjų gan senokai sakiau, nes iš tikrųjų nemažai laiko praėjo nuo paskutinio public meeto, kai irgi šnekėjau prieš kamerą su kolega, buvo uždarimas lapkričio 2 mėnesį, dabar yra balandžio 12 diena, 26 metai ir šį kartą mes esame susirinkę ne Ikėjui, ne Depo, o Litexpo aikštelėje. Aš galiu pasakyti tik tiek, oficialus laikas buvo 9 val. Dabar yra po 8:07. Mašinų kamštis aš mačiau važiuoja nuo 1000, jau vyksta nuo pat žiedo. Ir net dar 9 val. Neprasidėjo. Aš jau matau, kaip žmonės laukia šitą public meetą ir mums iš tikrųjų visai mūsų bendruomenė ir mano kolegom yra labai malonu, kad žmonės pagaliau norėjo susitikti, prasivažiuoti ir galiausiai bendrai pabūti ir aišku, pačiu labai gerą orą pataikė. Šį mytą užbaigsime visiškai kitaip, negu kaip buvo visą laiką. Esame išnuomavę ir sumokėję už legalią vietą, kur galės žmonės pašerti. Prieš tai 2-3 dienas prieš savaitę realiai buvom paskelbę story, bet esmė tokia, kad žmonės susiregistravo, surinkome apie 450 šeriančių automobilių, kurie užsipildė formą ir jie tokioje aikštelėje N40 prie Panerių galės šerti legaliai ir tikrai smaginti. Tai iš tikrųjų laukia labai daug, mes labai džiaugiamės, kad tiek susirinko ir aš manau, kad reikia kuo mažiau šnekėti, daugiau parodyti, kas iš tikrųjų vyksta, pašnekėti su žmonėmis, o ne man tiesiog monologų čia visą laiką ir tikrai suteikti kuo daugiau kontento. Tai ką, einame toliau, pasižiūrime, ką čia mes turime. Nelabai žinau, kokia čia ilgi yra parkingas, tiksliai, bet lemba, kad jau trūksta vietos. Aš nelabai suprantu, tai čia ko reikia 2 akropolių ar kažkiek, kad sutalpinti, aš nelabai suprantu, kaip mes kitose stopuose tilpsim. Iš tikrųjų, aš nelabai žinau. Einam pasveikinti su kolegom. Labą dieną. Labą dieną. O, sveika. Pas mus biški yra tokių žmonių, kur nelabai nori rodyti prieš kamerą. Vis va to atseks 4:20. Visa buvo esmė, kai mes atvažiavome prieš tai, paskirėme komandos narius, kad būtų paskirstytos zonos, kur parkuojasi mūsų naujoskius nariai. Tai yra va šitoje vietoje, pagal maštas matote. Tada yra kontribį narių linija ir tada yra mūsų privatų. Tai iš tikrųjų, manau, visai sėkmingai čia sekėsi. Kolega padėliojo. Ir iš tikrųjų tikrai turim dalių aparatų. Visai esmė, kad dar pabūsime kokią valandėlę. Manau, tikrai valandėlę, važiuosime toliau. Į antrą stopą viskas bus paskelbta, kaip visą laiką, telegrame, istorija, garsiakalbių. Ir po to pamatysime, kaip čia viskas eisis toliau. Važiuoja ponas cigaretė. Ponas cigaretės važiuoja. Ponas cigaretė. Labas! Ko vėluoji, o juokauju, nevėluoju. Tavo manimu, kiek galėtų čia būti dabar šio momentu mašina? Atvažiavus bendrai ir kiek važiuoja? Tavo spėjimas. 1000 gal. Apie 1000, sakai. Aš manau, kad koksai yra 1200. Žmonių, aišku, yra 3 daugiau, 4. Po to pakelsim, paskaičiuosim ir po to operatorius galės uždėti būtent tą skaičių. Aš jam dar pranešiu, kad jis nepamirštų. Ir suskaičiuosim, kiek atvažiavo. Ir pasižiūrėk, čia vis dar kamštis vyksta. Net matosi, kad va, nuo pat žiedo kamštis iki čionais. Aš atsimenu, tokie kamščiai būdavo per knygų mugę, kur atvažiuodavo labai daug pensininkų paskaityti ir pasivaikščioti, išgerti kavos, paskaityti knygas. O čia susirenka jaunimas su savo mašinom ir aš matau, kad labai daug mašinų, kurios tiesiog yra vasarai skirtos, tiesiog jau kai yra sezonas. Čia žodžiu šaligatvis važinėja, aš matau čia jau Petrovai visiškai. Ir dar vieną jam nenufilmuoti. Fast lane when I pass in the street, bag of money in the passenger seat. Simcoe's been asking for me on the road from the west to the east. Way up, I might never come down, cause the coast racking up the flight miles. So high, I might never come down, so what, this is my lifestyle. Fast lane when I pass in the street, bag of money in the passenger seat. I might never come down, so what, this is my lifestyle.
Yra po 9:45 matros jau. Va, stovi mano kolega, užsilipęs ant konteinerių šneka. Tai reziumė toks, pirmasis, kad asmeniškai ir nuo kitų dar tiek mašinų ir žmonių nesu matęs. Aš atsimenu, kai visą laiką būdavo kamštis, apie 22 minučių. Jis dar iki šiol vyksta nuo maždaug 7:30 valandų. Ir iki šiol, ir žodžiu, paskelbėme antrąjį stopą, tai bus jau Trakuose, važiuosime iki Trakų tokios aikštelės, aplink stotį, tenais nemažai vietos, ten pasibūsim ir tada važiuosime į trečiąjį stopą. Bet va dabar šneka mano kolega informaciją, tai taip dažniausiai ir vyksta, pašneka, paskelbė taisyklės, kur važiuojam, ko laikytis, kur pasijungti, taip pat ir raciją pajungiam, viskas yra skelbiama Telegrame, taip pat mūsų istorija, matros jau pasakė gerą vakarą, tai mes matros jau galime ir važiuoti. Manau, važiuojam. Resume toks, atvažiavom į antrąjį stopą. Norėjome... Zdarova! Nekiek? Nu! O, ir kaip tik vakamerystas mūsų Labą dieną, sveiki visi chebra. Noriu pasakyti porą žodžių linkėjimai mamai visų pirma, ačiū, kad žiūri šitą vlogą. Karoči, всё, karoči, liekit filmuoti, nes kada ką aš važinėjau už tų Šiaip tu už 2 minučių. Ką? Už 2 minučių. Sami. Už 2 minučių maždaug, gerai? Aš manau, kažkur galvoju, žinai, kur pastatyti kažkur kitur mašiną, nes čia nėra vietos, įstriksim labai ilgai ir mes jau bandėm. Važiavom iki pačio galo, lygotis buvo ir tokia močiutė su pižamai išėjusi, mojuoja kažką, ką tu čia darai ir bandė dar savį, sakau, aš tikrai nestosiu, nuo manęs. Jau artėja ta įdomiausia akimirka, kai varysime šertą. Tai va, iki greito. Ką, paskelbėme jau paskutinį trečiąjį stopą, aš manau, kurio visi labiausiai ir jūs žiūrovai laukėt ir kurie čia buvo atvykę. Važiuojame dabar iki N40 Driftland aikštelės, tai ką jau beveik 11 valandą, varom triukšmiaut. Leis p***ę. Nestabdykite eismo. Taip, atvažiavome į trečią stopą, čia važiuoja, opa! Žodžiu, važiuok tiesiai, į ten sustosi, ten kur visi šeria. Zdarova, seni. Čia filmuoji video, seni. Pafilmuosit. Gerai, nebaigiau sakyt, padarėm stop juostą, atvažiavo chebra, surikiuoja, kas tipo gali važiuot, kas šers arba iš komandos, ar adminai kaip mes. Jie pasistato ir tenais po to nueisime, bus tenais, žodžiu, visa tvirta teritorija su stopjuosim tvorom, kurie šers, turės visą realiai valandą šer, kiek tik nori draskytis, kiek tik tais norės. Žodžiu, einam, karoči, dar pasižiūrėk, kiek čia mašinų ir bandom viską pakontroliuoti. Atvarėme į aikštelę. Šelį nieko nematus čia apsišvietęs, bet pasiruošėme, nežinau, šiaip dabar kai pajungsime šviestuvus, matysis kiek žmonių, bet čia yra krūva žmonių. Jau laukia mašinos, kurio šers yra pagal sąrašą padaryta. Iš kokių, nežinau, 5-10 minučių prasidės viskas, prasidės visos nesąmonės. To įduosim kontą tokia, stebim. Atvažiuoja. Opa!